Sveiki, draugai. Su jumis Dmitrijus, jūsų asmeninis neurokaučas ir vidinio teatro režisierius. Taip, kiekvieno iš mūsų viduje vyksta tikras spektaklis. Ten kalba griežtas kritikas. Ten verkia kaprizingas vaikas. Ten vaikšto gurmanas, kuris kartais užnamžda, ypač praeinant pro šaldytuvą. Na, dar vienas kasnelis. Tu juk nusipelnėjai. Ir štai scena paruošta. Pagrindinį vaidmenį gauna ne ta mintis, kuri protingiausia, o ta, kuri garsiausiai reikia. Bet ar žinot, kur čia klasta? Ne kiekviena mintis verta ovacijų ar mūsų brangaus dėmesio. Daugelis jų tai tik statistai. Persirengia bado, nuobodulio arba vidinio skausmo kostiumais. Tad kas iš tikrųjų režisuoja jūsų spektaklį? Ar jūs, kaip sąmoningas režisierius? Ar salė tiesiog ploja tom mintim arba tiem aktoriam, kurie atsitiktinai užlipo ant scenos ir garsiausiai šaukia, pavyzdžiui, vaikas? Taigi, jei norisi pagaliau atpažinti, kas vyksta jūsų vidiniam teatre ir kam iš tikrųjų verta duoti tą mikrofoną, tai kviečiu į susitikimą gyvai arba grupėje internetu. Kartu perrašysim šį vidinį scenarijų. Ir manau, jūs labai nustepsit sužinoję, kas iš tikrųjų ilgą laiką vaidino pagrindinį vaidmenį jūsų saldumynų troškime. Su meile ir rūpesčiu. Dmitrijus.